Internetinėme Naisių vasaros radijuje skamba geriausia lietuviška muzika ir jokio popso. Naisių vasaros radijas vienintelis Lietuvoje kasdieną pristato muzikinius lietuviškus albumus. Klausykite mūsų www.naisiuvasara.lt. Švieski žvaigždėm aukštai, kad naktyje nepakryščiau, keliavau taip ilgai, vesk ten, kur žali ąžuolai. Švieski aukštai, mano žvaigždė, švieski viena man likai. Ką tu čia veiki? Labas, Auksė. Kaip čia atsivilkai į mano kiemą? Klausyk, ir dar toks. Sakiau įsiblaivyti ir laukti. Tai aš čia nedaug, čia aš tik ant vienos kojos šiek tiek. Tai ant kitos ir atklibinkščiavai, ar ne? Gerai, sakyk, kur? Kas kur? Mano vaikas kur? Jau tavo, vežimėlėje miega. Gerai. Pinigus atnešiai? Ne, banke. Bet aš nusprendžiau, kad visus pinigus ir atiduosiu. Gabija, Jurgos, kiek galėjau, tiek pasirūpinau. Dabar Kazys rūpinasi, o šitai mergaitai sakiau, viską ir atiduosiu. Tu čia per daug neįsijaus, gerai? Gerai. O tai koks, sakei, vardas? Ieva. Geras, gražus vardas, gerai, tu čia sugalvojai. O tai aš tai pagalvoju, kad, žinai, šiais laikais tai vaikai tėvų visai negerbė. Ne tėvų, Giedriu, o tavęs. Tai aš irgi tėvas, visus pinigus atiduosiu. Apie ką čia kalba? Apie labą dieną. Sveikas, uošvy. Ką? Nu, Taigi girtas, tėti, girtas, nematai, eik namo. betgi šitą palauk, Auksė. Pašnekėsim, kai Aš išsipagiriosi. gimtai Eik, sakau. Kas čia per svetys, ja? Atėjo, pradėjo širdgėlą savo lėt dėl Jurgos, dėl dukros. Kieno dukros? Tai dėl Gabijos. Dėl savo dukters. Tikrai? Ugnelė, dūmais apėjai. Kažką man pasakyti nori? Apie šventvietę? O šventvietė tai čia tikrai buvo. Širdimi jaučiu, kad buvo. Tai sakyk. Akis užmerkęs, taigi nieko nepamatysiu. Žinai, šį vakarą kieme Giedrių mačiau. Giedrių? Mūsų kieme? Tai ką iš čia veikia? Nu, kaip visada, žinai, ant drąsos užmetęs. Tai klausyk, reikėjo eiti lauk, taigi jis pavogs dar ką nors. Ne, taip neatrodė, kad jis būtų kiemų sumaišęs, supranti, jie su Aukse taip šnekėjo. Žinai, taip, girdau, kad šneka, apie Ievutę kaip Giedriaus dukrą.
Kaip Giedrius mūsų Ievutės tėvas. Ne mūsų, o Auksės Ievutės tėvas. Gediminai, tu nori pasakyti, kad Auksė gali būti susidėjus su šito pašlemėku? Nu ne, tai Ievutė, taip sakant, po to, kai aš jau Auksę užspaudžiau, tai jis sakė, kad jie šnekėjo apie Giedriaus ir Jurgos dukrą, nu. Nu tai gal taip ir buvo. Taigi Auksė sakė, kad jos vaiko tėvas yra kažkoks užsienietis. Taip ir bus. Nu, žinai, duok Dieve, kad būtų užsienietis. Bet jeigu Giedrius... Gediminai, ką tu čia nusišneki? Tai gal pilnatis tave veikia, ką? Ko tu čia reikia? Tylėk tu. Išgirs čia studentai visi. Tai gal tu miegok tiesiog? O, sveikas. Tai ką, atsiprašyt atėjai? Atsiprašyt? Už ką? Nu tada, kai prie krautuvės, šaukiu, mojuoju, o tu ką? Apsimeti, kad manęs nematai. Nuo kada Gardievutis tau geriausias draugas pasidarė? Kada? Nu tu čia mane apsimetinėk. Dar pats atsisukai pasižiūrėjai į mane. Gardievutis tau ten kažką tai labai nirtingai aiškino. Kada? Nu aš suprantu, jeigu būtum girtas arba stipriai pachmielnas, tu tai gali visko būti. Bet kad nepanašu, kad tu toks tada buvai. Ai, tada. Tada. Supranti, Giedriau, tada Gardievutis man labai įtemptai pasakojo. Ten visokių taisyklių, niuansų, kuriuos aš turėjau atsiminti. Supranti, Gardievutis mane pasiėmė režisieriaus asistentų savo filme. Eik tu į filmą? Nu. Geras, nu tai ko iš karto nesakai, duok petaką paspausiu. Ačiū. O tu žinai, ką tai reiškia? Kas? O va tas, kad Kas? dabar visos kaimo mergos tavo bus. Ai, Nu. tai kad man nereikia visų mergų, man ir kelių užtenka. O, va čia ir yra problema. Tau reikia vienos, tos pačios, vienintelės. Tai va, dėl to aš ir atėjau pas tave. Nu, supranti, aš kaip ir išsirinkau pats jau, bet dar mane turi išsirinkti. Ne, nu jeigu tu nuo manęs kažką tai bandai nuslėpti, aš išsiaiškinsiu. Viską greitai išsiaiškinsiu. Ar su tavo pagalba, ar be jos. Nu ne, aš norėjau paklausti, kuri tau, pavyzdžiui, mergina labiau patinka. Man tai tas pats, ar Rūta, ar Marija, ar Rūta, tas pats. Vienodos? Na. O tai kaip man tada išsirinkti? Nežinau, eik pas Estreksensą kokį, ar būrėją. Labas rytas, dukrelė. Labas rytas, labas rytas. Ar tikrai jis labas tas rytas, ką? Ką turiu omeny? Nu, ar gerai išsimiegojai, ar Ievutė leido pamiegoti, ar neverkė. Sunkugi, žinai, moteriai vienai ir vystyklus pakeisti, ir užmigdyti, ir pavalgydinti, ar ne? Sunku, motin, sunku. Nu, o kodėl tu nenori su savo vyru pasidalinti tos naštos? Kokiu dar vyru? Nu, su Ievutės tėvu. Kodėl nenori mums jį pristatyti? O, nusideginai. Oi. Nelysk. Auksė, aš nesuprantu, kodėl tu nenori mums jį parodyti. Gal tu, Aukselį, galvoji, kad jis mums per prastas, kad mes su tėvu atstumsim jį, kad jis be padėties, gal kokių problemų turi. Žinai ką, motin? O. Tai apie ką čia mano moteris iš pat ryto kalba? Tai čia, žinai, tokios mūsų moteriškos problemos. Ne. Aukselį, gal tu cukraus įsidėk? Nu va, pati nueisiu pas Gediminą ir viską sutvarkysiu. Nu, susirinkai savo rakandus. Susipakavai šmutkės. Važiau raktų paimti. Ką? Dabar? Kaip čia dabar?
Gabrielė, kaip netikėtai. Tu šitą matei? Ne, o kas čia yra? Tai yra fantastiško statinio brėžiniai apmatai. Žiniuonis spėjo atnešė neįtikėtiną idėją. Va, matai kokie? Išmatavimai. Romos Koliziejus yra didžiausias ir seniausias amfiteatras pasaulyje. Šito statinio turėtų būti tokie patys išmatavimai. Geras, o tai ką, patvirtino jau statybą? Na kaip, patvirtino idėją. Pijus pavedė man įsiaiškinti tam tikrus teisinius dalykus, kur būtų galima statyti, kieno ten sklypai. Žodžiu, man reikia vietinio žmogaus pagalbos. Nu, tai gerai, aš padėsiu. Bet tai kaip čia, tu taip užsidegiai? Kai kviečiau prisijungti prie scenarijos rašymo, sakai, nori pailsėti, pabūti su Rugile, o dabar čia... Ai, žinai, tiesą pasakius, aš pagalvojau, kad mums su Pijum ne pro šalį būtų kokie bendri darbai, projektai, gal ta įtampa tarp mūsų ištirptų. Kokia įtampa? O ką, jūs nesutarėt? Sutarėm gerai. O tai kokia įtampa? Jausmai? Tu ką tu? Na tai padėsi ar ne? Tai aišku, kad padėsiu, bet... Na, čia bus ką veikti. Tai kaip taip dabar? Kaip dabar taip iš karto? Nu, nepradėkim čia to teatro, nu. Nu, buvo duotos 3 dienos susikraustyti, įsineš savo rūpščikus. Nu, 3 dienos, nu tai 3 diena tik išaušo, o jau pats ant lenkščio. Nu, tai gerai, išaušo 3 diena. Viskas, organizuokį žmogų. Kraustykis lauk, dėkis savo rūpščikus. Nu, tai kur aš dabar tų žmonių gausiu, o man dar reikia pas notarą važiuoti į Šiaulius. Ne mano problemos. Duok raktus eik lauk, viskas. Mikliau judinkis, skubėk. O, Jesús Marija. Taip, palauk. O tai baldai ir indai name tebėra? Viskas stovi vietoj. Aš neturiu kur išvežti. Nu tai dar geriau. Čia aš tokį baliuką organizuosiu, tai man bus viskas kaip su apstatymu. O tai šaukšteliai, šakutės, lėkštės. Viskas tebėra? Supakuota viskas. Tai gerai, išpakuosim, nu. O tai kaip giminės? Yra giminių? Aš nenoriu pas giminės eiti, aš noriu savo namą. Nu, man įdomu, ko tu nori. Dabar taip. Pasiimi savo reikalingus daiktus, pagalvę, anklodę. Pasiimi rūbus ir eini pas giminės. Šiandien čia mes organizuojam balių atvažio žmonių. Nu tai aš galėčiau tą balių paruošti. Aš moku labai skaniai gaminti, o po to viską suplaučiau, padaryčiau, nu 2 dienų pons kaip nors. Nu, man nereikia tų atidirbinėjimų visų, nu čia pas mane yra savo sistema, nu. Aš atsivežu, išsivežu, pas mane žmonės atvažiuos. Nu tu čia aplinkui sena boba sukinėsies, nu nejuokink, nu. Viskas, nu, lauk, eik, viskas lauk, nu. Būk pasveikintas praamžiau. Vedžioji mano mintis praeities labirintais, prosenio atminties takais vedi. O kur link takas veda, nesakai. Vien pajautų vedamas ir teisingų kelių nueisiu. Viską mačiau, ką man atvėrė. Bet kas tai buvo? Kur tai yra? Į kokią pusę sukti, kuriuo keliu eiti? Nu, neblogai tu čia gyveni. Baldai geriai, indai. Duo, staltiesikių, įrankiukų. Nu viskas, duok raktus.
man eit. Aš giminėm nesakiau, kad aš namą pardaviau. Tai pats laikas pasakyti. Na, bet jeigu sakėt, kad aš galiu sugrįžti, tai gal nesakyt? Nu, jūs mane pasakokit, man įdomu yra, Viskas. O balius kada baigsis? Kada man? Baigsis tada, kada baigsis. Viskas, einam lauk. Na, mes dar čia, einam lauk. Tai kodėl tu nedirbi? Kaip tai nedirbu? Dirbu, kiemą prižiūriu ir tave, nesinori tavęs be geros apsaugos palikti. Na, prižiūrėtas kiemas ir draugė yra gerai, bet tai kiti darbai nukentės. Mano darbas netoks. Aš juk ne žolę raunu, ne kombainą vairuoju. Mano darbas protinis, kūrybinis. Na, teisingai tu sakai. Aš geriau jaučiuosi čia kieme su tavim, negu užsidaręs kokiam nors kabinetėlėje. Žinai, kūrėjas jaučiasi geriausiai šalia savo mūzos. Oi, kokia garbė būti. Tik tu man geriau padėk sugalvot, kaip man į tą atranką privilioti tų talentingų žmonių, Palauk, bet tai tu aktorių ieškai ar talentingų žmonių? Nu, jeigu bus talentingas, tai ir atrodys kaip aktorius. Tai galų gale. Kam tau kviesti aktorių, kad jis suvaidintų muzikantą, jeigu tu gali pasikviesti tą patį muzikantą, kuriam net nereikės vaidinti? Nu, tu gal ir gerai sakai. Tai ir žiūrėk, tu pakeisk savo skelbimą. Parašyk taip, kad ieškai ne aktorių, o įvairiausių talentų. Va tada prigužės visa salė. Talentų atranka? Taip, būtent. Birute, aš juk sakiau, kad tu esi mano mūza. Sakyk, garbė būti. Kas čia dabar? Viskas. Labas rytas, ponė Nelė. Tai kur išsiruošėt su visa manta iš pat ryto? Nėra mantos, nespėjau. Kaip? Peilį šakutės. O Dieve. Ponė Nelė, nutiko kas? Ar jūs suprantat, kur eina? Ir patalinė. Kaip sapnas. Ponė Nelė, jūs geriau pas Jurgą, iki dar nutrenks mašina. Einu, kur einu. Koks skirtumas, kur einu? Na, amžius daro savo. Aukselė, tai vėliau pasikalbėsim, gerai? Man į darbą dabar reikia. Gediminai, gal paveši, ką? Ne. Nu ką, Aukselė, va, suvaikščiojo ir tavo paskola, tai vadinasi dabar galim imti Anelę ir vežti ją pas notarą. Tai puiku, paskambink jai. Kada sakei, tas Robertas atveš tos pinigus? Nu greitai, šiom dienom, žinai, sekretoriai derina ten visus tos kelionės, jo reikalus, viską. Neatsiliepia tą Anelę, klausyk, kas čia? Nu, tada aš pats nuvažiuosiu, klausyk. Klausyk, o tu niekam nesakyk, žinai, net mamai apie šitos reikalus. Nes jeigu kaime kas nors sužinos, tai toks širšalas pasikels, neduok dievė. Tai anksčiau ar vėliau vis tiek visi sužinos. Geriau vėliau. O tu žinai, kas būsi? Komunikacijos direktorė. Tu visam kaimui, kai viskas paaiškės, turėsi paaiškinti, kad šitas žemių supirkinėjimas yra neišvengiamas gėris. Pabučiok tave? Va tai va. Niekas tau geriau už mane tikrai nemoka. Būtent, nu. Iki. Tai geriau, o kuri iš šitų dviejų lėlių bus tavo princesė? Šita. Jau. Tai tokia jėga. Mudvi su Jurga dar kartą pasižiūrėjom, pagalvojom, kur būtų galima statyti. Na, žinok, visą naktį prasidėjau internete, ieškau analogo. Na ir ką? Ir nėra analogų, supranti? Na, galbūt Romos koliziejus, bet ir tai tik forma, o visa kita tiesiog neįtikėtina. O ypač tokiam miestui kaip Naisiai. Ką ten Naisiai? Su Lietuvoj, Pabaltį.
Mūdvi su Jurga dar pagalvom, kaip tam žmogui tokios idėjos gimsta. Na, ne veltui žiniuonis. Žinai, čia bus toks, tos formos, linijos. Na, čia nėra jokios disproporcijos, jokios eklektikos, tai tarsi modifikuotas piliakalnis. Tai čia be abejonės nėra, tai įspūdingas statinys. Tai... darom? Na, bet pradžioj reikėtų su bendruomenė pakalbėti, su žmonėm pasitarti. Vis tik tai didžiulis statinys, o pagaliau dar yra ir teisinių ir žemės nusavybės klausimų. Jeigu bendruomenė pasakys ne, jeigu jie sakys ne, mums šito nereikia, mes juk negalim jų priversti mąstyti taip kaip tu, aš ar žiniuonis. Ką tu, Pijau? Negi galvoji, kad bendruomenė prieštaraus. Taigi tai yra savaime aišku, kad tai bus įspūdingiausias statinys Naisiuose. Gerai, o praktinė dalis. Vis tik tai darbų apimtis nemažas. Finansai, dideli kaštai. Kai kurios darbus galime patys padaryti, bet tikrai neišvengiamai reikės samdyti specialisto. Tai yra vis tik tai nemažas išlaidos. Ir be bendruomenės paramos, pritarimo ir patarimo, nemanau, kad mes galim pajudėti iš vietos. Nors praktinius klausimus, aišku, galim pradėti po truputį spręsti ir jau domėtis jais. Manyčiau taip. Na ką, Ruglyte, statysim areną tavo princesiai? Taip! Taip! Valio! Ei, tu, klausyk. Kas čia vyksta, a? Aš dabar savininkas namo. Šiandien apsitvarkyti reikia, šiandien vakarėlį rengiu. O tai kur buvusi šeimininkė Anelė? Nu, ar aš jos sargas? Nu, nežinau.